Antstolė gali pristatyti prašymą. Čia yra psichologija. Pone Vinskienė, aš nepažįstu, jeigu jūs trukdysite sprendimą, aš paprašysiu policijos pareigūnų pašalinti. Jūs tai nieko neduos, tai vardas, nei pavardė. Prašau, jeigu jūs trukdote kalbate. Ir dabar jūs kalbate, jūs tai išleidimo žmogus. Jisai nesako, aš nesakiau psichologija. Nesakysiu, aš jums reikės. Jūs trukdote, jūs suprantate, kad jūs įtakojate mergaitę. Jūs jai darote trukdyti, kad aš vardą paklausiu. Jūs dabar darote mergaitę. Yra bendraujama. O jūs kišatės. Jeigu jūs norite būti kambaryje su vaiku, tai prašau nesikišti. Nes jūsų ir jums tai neveikimas ir įstatymas, man dabar jeigu mes einam, pakalbėsim mes su jumis, jeigu norite. Tegul psichologija kalbos vaikų. Žodžiu, aš negaliu žinoti, taip, kas čia atvyko. Aš jums pasakiau, atvyko vaikų teisės specialistai ir psichologija. Aš negaliu žinoti. Prašau, aš paprašysiu policijos pareigūnų, kad jūs pašalintų. Gerai, aš tyriu, prašau, kalbėkite. Šiandien yra ta diena, kaip tu turėsi. Tik tai turi pasakyti, ar nori dabar dar minutę pabūti su neįgalisi atsisveikinti, ar galiu jums eiti. Ką suprantate? Dabar prašom eiti. Visada teisingai savo psichologijos. Dabar teisingai pasakyk, išėjo. Ne, aš neįsiu nieko. Ne, neduosiu aš tau. Man nepažįstama. Kaip nepažįstama, kiek mes kartų pasimatėme. Man nesvarbu, man vis tiek nepažįstama. Matei mane jau beveik metus matyti mane. Eik nuo mane. Nesimatuok, aš ne. Duok rankelę ir nesimatuok. Labai yra negražu. Aš nematau. Ne, nueik nuo mane. Mes toliau. Tu dėl nieko nekalta. Negaliu, tu supras, kad tu dėl nieko nekalta. Nueik nuo to mano manęs. Padedu, mergaitė nenori eiti. Jūs savo veiksmais Aš padedu, mergaitė nenori eiti, aš jos netempsiu. Jūs mergaitę turėjote ruošti. Tai jūsų pareiga buvo. Jūs turite vykdyti teismo sprendimą. Kokie 59 metų, tada Nu netampykit tą mergaitę, jūs neturi teisės tempti vaiko. Jūs teisės neturi tempti. Aš Jūs nebandykit pašalinti, nežinau, kaip bus problemų, jinai policininkė, dabar čia jinai tempia vaiką, jinai ima už rankos ir tempia. Aš netrukdau, pažiūrėkit, ką jinai išdarinėja. Savo veiksmais turite teismo sprendimą. Įspėjau, kad dar kartą jūs sulysit. Tai palaukit, o šią jinai tempia vaiką, jinai teisės neturi tempti, prievartė negalima. Oi, kaip įdomu atrodo. Bet tu pabandyk. Aha, gal Aš toliau atsistoju, o tu dabar pabandyk. Aš turiu galvą. Tu pabandyk. Nu ką man Nu, gali aš atsitraukiu, prie tavęs niekas neliks. Nu, aš nenoriu. Kai man tėvų, nieko negaliu aš tau. Ne, nereikės. Yra ta diena, kai šiandien tu negali rinktis. Tu gali rinktis tik arba dabar, arba už vienos minutės. Kito pasirinkimo tu šiandien neturi. Ateis diena, kai tu turėsi pasirinkimą ir galėsi spręsti, ką tu nori daryti ir kada ir kaip. Šiandien tos dienos nėra. Šiandien atėjo antstolė, šiandien yra ta diena, kai tu turi atsistoti ir susinerti. Duok rankelį. Neduosiu aš tau. Mane pažįstama. Gerai, mes susipažinsim. Gerai, va prieš išėjimą. Ne, Ir aš tau jau tokia svetima. Mes matėmės ne vieną aš kartą. nenoriu su ten draugauti. Mes nedaugavome. Aš tau tik padėsiu, kad tau būtų šiai dienai teisės. Nu tai uželį, jūs žiūrėkit, ką jinai daro. Liesti negali vaiko, jinai liečia priėjusi. Globėjai trukdo vykdyti Tai palaukit, jinai psichologiškai prieina Jūs liečia. psichologiškai taip pat judat prie policijos pareigūnai, kad dar kartą kartuoju, prašau pašalinti Aš neišeisiu, pasakėt. trukdo sprendimą. Aš netrukdau, prašau, tegul Jūs kalbasi. trukdote, jūs savo veiksmais, jūs pastovi savo įsikišimu reikimu, jūs trukdote vykdyti teismo Vykdė. sprendimą. Ką jūs, prašau, ką jūs darote?
Thank you.